to baro. Gal jisai nežino, kas nors čia jam pakišo kiaulę. Čia tokia labai stilizuota, ta svastika iš gyvačių. Nu, svastika gali būti suvokiama kaip gyvatė. Klaipėda yra jautri vieta dėl savo praeities. Klaipėda nuo Lietuvos padėjo atplėšti to meto klaipėdiečiai, kurie didžiavosi svastikomis. Žaisti tokiais dalykais, nu jeigu kas nori gali žaisti, bet gal geriau būtų nežaisti. Tai yra mano nuomonė. Nes ką tu tuo pasieki? Sukeli intrigą, gal manai, kad iškels bylą, tai tu pagarsėsi, čia daugiau eis ir prašys tų kortelių, parsineš namo kaip suvenyrus ir panašiai. Tai tu uždirbsi keletą kapeikių. Bet kuo tu moki už tas kapeikas? Keli sumaištį. Keli protinę sumaištį, ko ir reikia dėdei Kremliui. Dėkui labai ir gal Paulius Šilauskas norėtų atsakyti šitą klausimą. Būtent tuo, dėl svastikos, mes kiek žinom, Klaipėdoje atrodo jaunuoliai ir teismo bylų laimėjo, įrodant, kad tai nėra susijęs su svastika. Bet argumentas, kodėl reikėtų vis dėlto būti atsargiems, yra tas, kad galbūt pirminė tų ženklų prasmė, jeigu jie yra labai panašus ir yra visiškai nieko bendro su fašizmu neturinti, bet visai paplitusi jau dabar stereotipinių prasmė yra tokia, kad ir bet kokios kitos aliuzijos su šito, jis duoda tik tiek pagrindo kalbėti apie, na, sakykime, kad štai žiūrėkit, fašistuoja. Tai yra tik tai būtent, na, ta pirminė prasmė, jinai tarsi dabar jau nublanksta prieš tą įtvirtintą prasmę. O jūs žinot, kaip Rusijoje irgi yra, mes, pavyzdžiui, kalbam, Rusijoje tai irgi, ten viskas aišku. Ten, kiek supratau, rinkimų kampanija, kai vyko, tai sakė, kad kovoja kraštutiniai fašistai ir nustaikus fašistai. Pralaimėjo kraštutiniai, bet laimėjo nustaikus. Jie taip įvertino, netgi politologai. Netgi politologai diskusijų laidoja. Žiūrėkit, kadangi Rusija gyvena klišių pasaulyje, protinių klišių. Ir nuo karo metų jiem buvo pakankamai įkalta, kad priešas yra fašistai. Ir nuo tol labai lengvai atgaivinama, kad bet kuris priešas yra fašistas. O kodėl priešas? Todėl, kad kitaip galvoja. Todėl, kad nori nepriklausomybės. Nenori būti pavaldus Maskvai. Fašistas. Ir jie tą vynį kala ir kala Ukrainą. Bet kam įkals? Ir mums žinoma, kadangi mes tokie negeri atsiskyrėm, mes fašistai. Mūsų vaikinus net užmušdavo kariuomenė sovietų, keikdami, kad jūs fašistai. Arba vokiečiai. Labai įdomu. Lietuvis pamato kitoks, dar jeigu rašo kitokiom raidėm, vokietis. Važiuodavo į Karaliaučių per Vilnių, tai pro vagono langus žiūrėk kokios raidės, čia vokiečiai. Nu, pridėk ar fašistai. Ir tos klišės yra tokios primityvizmo įrodymas. Dabar aukščiausiam lygyje Maskvoje tas primityvizmas naudojamas kaip ginklas, pavergimo, pačių rusų pavergimo ginklas ir milžiniškos patrankų mėsos armijos parengimas, galbūt pulti likusi pasaulį, kuris žinoma yra fašistinis. Jeigu tai ne ruski mir, tai fašistikai mir. Kur to dovais? Aiva, aš papasakosiu to tokią istoriją. Kai buvau Maidane, girdėjau apie tokius baisius žmonės, tikrai baisius žmonės ir bijodavau sutikti juos gatvėse, tai buvo ne Bergutas, bet buvo tokia organizacija Pravai Sektor. Tai yra radikalių dešiniųjų organizacija, apie kurią aš buvau daug girdėjęs, kad jie ir smurtauti ragina ir panašiai.
Ir iš tikrųjų, ta prasme, aš netgi nedalyvaudamas Ukrainos politikui, ten tik tai stebėdamas Maidano įvykius, aš apie juos jau žinojau, nes jie aktyviai reiškėsi Maidane. Taip susiklostė situacija, kad nuvykęs į Ukrainą praėjusią savaitę, visiškai atsitiktinai ir per tam tikrus atsitiktinumus aš patekau į automobilį, kuriame sėdėjo 2 Pravai sektor nariai ir jie mane vežė į frontą. Ir aišku, aš ilgą laiką tylėjau, bet paskui mes pradėjom bendrauti, kažkaip atsipalaidavau. Ir galiausiai baigės viskas tuo, kad mes nuvykom iki Dniepropetrovsko, nuo Kijevo, tenai sugedo automobilis, tada šitie vaikinai pasirūpino, kad vietiniai turgų valdantis mafiozai mane nuvežtų iki jų bazės, aš Pravai sektor bazės turėjau menį. Ir aš atsidūriau šitą Pravai sektor bazę ir aš ten gyvenau su visais tais jų nariais. Tai aš supratau, kad netgi aš, žmogus, kuris rašo apie Rusiją, kad netgi man sugebėjo įkišti šitą klišę, kad jie yra fašistai, fašistuojantis ten nacijai, nacionalistai ir panašiai. Aš pamačiau visiškai kitą vaizdą, negu aš buvau prieš tai susidaręs. Iš tikrųjų, šitą organizaciją, kad įsivaizduotumėt, Ukrainoje šiuo metu kariauja reguliarioji kariuomenė, tai yra tie žmonės, kuriems moka, kariauja nacionalinė gvardija, tai kažkas atitiktų mūsų kaip galbūt savanorius ar šauktinius. Ir yra vadinamieji savanorių batalionai. Tai yra dažniausiai jaunimo organizacijų pagrindų sudaryti koviniai daliniai kažkokie. Tai yra toksai batalionas Pravai sektor. Nuo kitų jisai skiriasi tuo, kad šitie vaikinai 19, 20, 25 metų, kai kurie išvis tokie vaikai, kad jie net į mane jūs kreipiasi, tai jie varo į pačius karščiausius Ukrainos taškus. Tai yra Donecko oro uostas, tai yra, nežinau, jie prie Luhansko stovi ir panašiai. Visur, kur yra blogai, ten yra Pravai sektor. Yra specnazas, reguliarioji kariuomenė ir Pravai sektor. Ir aš bendraudamas su tais jaunais žmonėmis, aš supratau, kad visa šita baisi šalis, turiu omeny rytų Ukrainą, jeigu jūs ten kas nors buvot, tai ir jeigu buvot Afganistane, pavyzdžiui, kaip aš, tai gali palyginti, kad tai praktiškai tas pats, tai yra visiškai sovietinis toksai, kaip pasakyti, man nesuvokiama, yra kaip per 20 metų mūsų valstybė ir jų valstybė visiškai tokie skirtumai. Mes sugebėjom pasiekti labai daug, jie kažkodėl nesugebėjo. Aš kalbu apie rytų Ukrainą. Tai man yra nesuvokiama, kaip šitokioje atmosferoje, tokioje sovietiniam blavone sugebėjo užaugti tokių šviesių žmonių kaip šitie Pravai sektor. Tai yra nepaprastai vakarietiški, jie visi beveik kalba angliškai, jie apie valstybę mąsto lygiai taip kaip mes, tie, kurie čia dalyvauja, sakykime, viešoje erdvėje, jie supranta, kad žmogus pats yra atsakingas už savo gyvenimą, kad kyšių davimas yra kaltas tiek pat ir tas, kuris duoda, jie supranta, kad su korupcija ir visais kitais dalykais reikia kovoti nuo švietimo, tai nepaprastai šviesų žmonės. Ir apie juos yra galvojama, kad jie yra fašistinė organizacija. Tai iš esmės, matyti Juliaus Pankovos atvejis visiškai nėra toksai, mes tą suprantam, bet kartais, šitų, sakykime taip, Putinas akivaizdžiai šiuo metu pasaulyje siekia taikyti dešiniuosius. Aš nežinau, čia turbūt turėtų apie tai kalbėti politologai, bet turbūt priežastis yra ta, kad Europos Sąjungoje yra daug dalykų, sakykime taip, kurie galbūt ne visai veikia, kurie, mes, kada atvažiuoja kažkokios musulmonų bendruomenės į Londoną ir tenai nebešvenčiamos kalėdos, nes tai galbūt įžeidžia jų nacionalinius jausmus. Tai tada londoniečiai ir anglai, sakykime, Europos Sąjungos piliečiai, jie supranta, kad tai nėra teisinga. Ir kada Europos Sąjungoje atsiranda daug tokio, kaip pasakyti, etninės, nežinau, ne etninės, nacionalinės neteisybės jausmo, tada tu jį pradedi ieškoti alternatyvių idėjų. Tai Putinas yra tas bičas, kuris siūlo alternatyvės idėjas. Ir dėl tos priežasties kartais dešinieji patenka į jų kontrolę. Jeigu dešinysis yra radikalus ir pasako, kad iš vis musulmonų nereikia, tai jam Putinas bus dar mielesnis. Tai aš nesakyčiau, kad tie žmonės dirba Putinui. Aš nesakyčiau, kad jie tiki Putinu, aš sakyčiau, kad jie tiesiog tapo jų aukomis, tai yra, jis tiesiog pasinaudoja. Ir už tai atsakomybę visų pirma turėtume prisimti mes visi patys, dėl to, kad mes nesugebam, kaip pasakyti, nesugebam sukontroliuoti šitos demokratijos, kuri, kaip sakė kolega, virto kažkokiu tokiu vos nebendriniu žodžiu, kuris nieko nebereiškia. Atsiprašau. Ačiū labai, bet laukia eilėje mergina. Prašau, jūsų klausimas. Pristatykite pirmiausia. Labą vakarą, esu Inga iš
kaimynės Palangos, neabejinga partietė. Ir man labai įdomu pasidarė, kalbant platesnė prasme apie Ukrainą, apie Gruziją, Čečeniją ir visas tas sritis, ar Rusijai nebuvo netikėta Ukrainos situacija, turiuomenė Maidanas ir visa kita, gal tiesiog Rusija per anksti pradėjo visą šitą kampaniją Ukrainoje ir dėl to, sakykime, visą tai tęsiasi pakankamai dabar ilgai ir tie separatistai ir visas požiūris vakarų Europos į tą reikalą yra toks, koks yra. Turiu klausimas, nežinau ką, profesoriui. Ačiū labai. Ankstesniai imperijai ir dabartiniai neoimperijai daug kas būna netikėta. Netikėtas buvo Baltijos šalių praradimas, netikėtas buvo Balkanų praradimas, netikėtas buvo ir Sovietų Sąjungos iškėlimas. Tiek buvo dirbama, propaguojama, bus nauja sąjungos sutartis, bus geresnės sąjungos. Mums aiškino, jūs dabar nieko negaunat iš to, ką uždirbat, bet jūs gausit 23% iš to, ką uždirbat valiutos pasaulyje. Visa kita, žinoma, eis į centrą, bet jūs gausite net 23%. Tai paprastas klausimas, šiandien tai paprastas, o tada tai buvo iššaukiantis. O kodėl mes neturim gauti viską pavyzdį? Tai čia ir buvo nepriklausomybės elementarus vaizdelis, bet jie to nesupranta. Jie manė, kad jie duos baudžiauninkų truputį daugiau, baudžiauninkas bučiuos pono ranką, dėkos dar 20 metų, kad jiem davė truputį daugiau, negu anksčiau. Tas galvojimas turbūt nesikeičia, kad yra valdančioji tauta, rasė, klasė, kas ten, o visi kiti yra niekalas. Choklai visokie pribaltai ten, reiškia, juodieji Kaukazo, yra ta sena panieka imperinė. Ir supratimo, kad žmogus ir tauta kiekvienas turi savo vertę. Ir jeigu tu jį nežiūri normaliai, tu jau jį įžeidi, jau jį atstumi. Štai ko jie pasiekė, jie, galima sakyti, pražiopsojo Ukrainos brendimą. Dabar kažkas vyksta nenumatyto irgi turbūt visiškai Baltarusijoje. Ukrainos šitas visas virsmas į tautą, į valstybę. Mūsų akise atsiranda Ukraina kaip tauta. Anksčiau buvo kažkokia tikrai pagal anos kremliečius teritorija. Su kažkokiais chochlais, rusais, visokiais gyventojais, naselenijam. O dabar atsiranda tauta, yra Ukraina, ir kuri nori būti Ukraina. Ir žmonės, kurie sakė, mes ukrainiečiai, mes kalbam rusiškai, gerai, jiems sakė, kalbėkit rusiškai, svarbu, kad jūs ukrainiečiai. A jie man sako, ne, mes norim irgi kalbėti ukrainietiškai. O kas darosi Baltarusijoje, kur apskritai nebuvo skaitama. Nu, kada juos visiškai suvalgyti, nes ten lito nėra, litas per kelis kartus buvo naikinamas, tauta patenkinta baudžiauninko padėtim. Staiga tauta, nes užaugo per 20 keletą metų, vis tiek užaugo nauji žmonės. Ir staiga jie nori būti tauta. Jie pradėjo kalbėti baltarusiškai. Ponas Lukašenko, kuris niekad nekalbėjo ir niekino baltarusių kalbą, staiga prabilo baltarusiškai, nes jau jam negerai, ne fasonas, reiškia būti svetimuoju savo šalyje. Tai tie procesai vyksta, bet kremliečiai nenori pripažinti paprastų tikrovinių dalykų. Ir čia yra ne tik jų nelaimė, bet ir visos rusų tautos nelaimė. Nes per tą smegenų plovyklą milžinišką televiziją primeta tą atsilikusią imperinę galvoseną daugybė žmonių. Užuot leidę pagalvoti, o kaip čia geriau. O gal nebūtinai čia taip ruskiai mir, o visi kiti fašistai. Ačiū labai, aš mačiau, kad jaunuolis buvo pirmasis kėlęs ranką, bet aš manau, kad galėtume būti džentelmenas. Aš pridėsiu, kadangi buvo kalbama ir apie Klaipėdos rusus, ir apie rusus mūsų valstybėje, ir čia aplinkui kitur. Tai čia yra irgi bjaurus labai žaidimas prieš rusus. Kaip juos paversti priešais.
tai šaliai, kurioje jie gyvena. Kaip juos paversti 5-ąją koloną. Aš norėjau apie 5 koloną. Kaip? Apie 5 koloną norėjau pasakyti. Nu tai va, tai jūs pagalvokit, kaip rusus apsaugoti nuo to, kad jų nepaverstų 5-ąją koloną. Taip, bet galbūt ir lietuvius, jeigu galima. Ačiū, bet dabar pas mus yra eilė ir jeigu jūs norite, tai ateikite čia į mūsų Aš mano balsas gana geras, man nereikia. Bet mes turime eilę turime, žinokite, yra daug norinčių. Jūratė Lančiūtė, publicistė ir Kretingos rajono tarybos narė, dirbu švietimo komitete. Čia buvo kalbėta apie tai, kad Rusija savo informacinėmis priemonėmis, vykdydama informacinį karą, o galbūt teisingiau būtų propagandinį karą, stengiasi keisti pažiūras. Gerai keisti pažiūras tam, kuris jas turi. Bet ar jūs nepastebėjot, kad dar labiau sustiprėjo kita kryptis? Naikinti pažiūras. Aš turiu galvoj jaunimą, vyresniųjų klasių mokinius, studentus, nes visa mūsų švietimo ir kultūros sistema yra nukreipta į tai, kad jaunimas pažiūrų neturėtų. Aš neseniai išsiaiškinau, kad, pavyzdžiui, jeigu aš noriu, aš kaip primenu, dirbu švietimo komitete ir norėčiau ateiti į mokyklą, į gimnaziją, pasiklausyti, pavyzdžiui, pilietiškumo pamokos. Atrodo, tai būtų natūralu, ne? Tai aš turėčiau gauti direktoriaus leidimą, vos ne švietimo skyriaus vedėjo ir dar turėtų mokytojas priimti mane ir mane perspėjo, kad sako, tikriausiai mokytojas atsisakys, nes jis gali susijaudinti. Taip, aš manau, kad jis susijaudins ypatingai žinodamas iš vienos pusės mano pažiūras ir ko aš noriu, o iš kitos pusės, žinot, dauguma istorijos mokytojų, aš labai atsiprašau, jeigu čia yra tokių, bet jie yra tragedija. Ir dabar, taip, ir, kaip jūs, mes čia kalbėjom apie, kad iš rusų daro moksleivių 5-ąją koloną. Tai yra tiesa, aš apie tai rašiau Lietuvos žiniose ir ačiū Dovydui, kai jūs palėtė tą temą, bet kaip jums patinka situacija vienam Žemaitijos rajone, ne mūsų, ne Kretingos. Šitas miestas rajoninis jau daug metų draugauja su vienu Pamaskvės miestu. Jie čia keičiasi delegacijomis, koncertais, sportininkai. Ir dabar, būtent dabar, kai jau tikrai mes visi stovim ant ausų dėl tų visų propagandinių įtakų jaunimui, meras, atsiprašau, liberalas, ne koks nors, nežinau, neišprusęs, sakyčiau, važiuos į tą jau Pamaskvės miestą ir pasiima vyresnių klasių džiazo kolektyvą gimnazijos. Neklausdamas direktoriaus, netgi neklausdamas to džiazo vadovo, mokytojo. Mokytojas pasakė, kad jis niekada nevažiuotų dabar būtent, jeigu ten prieš metus, prieš porą būtų važiavęs. Tai kur dabar tie visi įstatymai? Nereikia nei mokyklos žinios, nei švietimo skyriaus, nei tėvų net. Ir kai mokytojas šitas pradėjo klausinėti direktoriaus, o kaip visi tai žiūri, sako, ką jisai valdybė yra gimnazijos steigėjai, jų valia yra. Štai kaip yra plaunamos smegenys vaikams. Ir dabar manęs klausat, mokytojai, sako, ką mes turim daryti? Aš nežinau, ar jūs prisimenat, ponai, kokį nors ministrą, švietimo ir kultūros ministrą, taip, kuris būtų buvęs, už valstybę, už tautą, už vertybės. Aš prisimenu tik tai akademiką Zinkevičių, bet ir jį labai greitai mūsų naujas prezidentas išvertė. Aš kaip supratau, klausimas yra susijęs su pilietiškumo ugdymu ir manau, kad Dovydas galėtų geriausiai atsakyti šią klausimą. Pone, atsiprašau, jūs... Palaukite, ir knygutę jūs pamiršote. Gerbiama ponė, jūs sakėt, kad dirbat švietimo srityje, ne? Švietimo komitete. Ir jūsų pirmas sakinys buvo apie tai, kad jaunimas neturi vertybių. Ne, jis yra ugdomas neturėti. Taip, sakykit, o kaip jums atrodo, ką veikia čia šitie žmonės jauni? Nes man atrodo, kad jūs labai klystat. Ir klystat visi tie, kurie įsivaizduoja, kad jauni žmonės neturi vertybę. Leiskit, bet aš aktyviai dalyvauju tame pačiame Facebook'e, Twitter'e ir panašiai. Dalyvauju diskusijose
Tai man atrodo, kad yra Lietuvoje labai daug jaunų lyderių būsimų, tokių kaip ir tas pats Adomas, tai Adomai bus geras politologas, aš manau. Ir manau, kad Lietuva turi tikrai daug šviesių žmonių ir priešingai negu prieš, tarkim, 5 metus, tai dabar šitas vertybių turėjimas ir pilietiškumas, jisai nebėra toksai, kaip pasakyti, nepriimtinas dalykas. Dabar yra cool nešioti juostelę, kurie gerbi partizanus, dabar yra super nešioti kažkokį Lietuvos simbolį ar tai vyti ant telefono ekrano ir panašiai. Tai man atrodo, kad jūs labai klystat. Iš kitos pusės jūs palėtėte labai gerą temą apie švietimą, nes man atrodo, kad apskritai visa informacinio karo gynyba nuo Rusijos šitos smegenų plovimo prasideda mokyklose. Ir atleiskit, bet nei viena vyriausybė, man atrodo, nepadarė nei vieno žingsnio, kad kažką pakeistų šitoj srity. Atleiskit, bet mūsų mokyklose, istorijoje, svarbiausia yra išmokti datas ir pavardes. Aš niekaip va šito, man tai yra nesuvokiama. Aš prisimenu, kad aš pats mokiausi mokykloje, tai buvo prieš 10 metų, aš paklausiu istorijos mokytojo kažkokio klausimo susijusio su šiek tiek, kaip pasakyti, su situacijos analizė. Man atrodo, tai buvo, man kilo klausimas, toksai, aš buvau 11-okas, man atrodo, dėl kokios priežasties mūsų sukilimas 19 amžiuje kilo prieš Rusiją, o ne prieš Prūsiją, nes Prūsija tarsi mažesnė šalis, Rusija didesnė, tai aš tuo metu nesupratau tos situacijos, paprašiau mokytojo paaiškinti. Ir jisai sakė, kad jam labai sunku atsakyti šitą klausimą, nes jis niekada apie tai negalvoja. Tai tokie žmonės, kurie negalvoja apie tai, kurie išmoko mus datas, jie ruošia jaunus žmonės. Iš kitos pusės pilietinio ugdymo pamokos mums buvo, bet per pilietinio ugdymo pamokas mes galėdavom pasidaryti namų darbus, nes, ta prasme, tai nebuvo labai svarbu ir aš nežinau, kaip iš tikrųjų yra dabar, bet aš varčiau savo brolio vadovėlį, tai tenai apie partizanus vis dar yra tik tai porą puslapių. Ten apie Rusiją rašoma kaip nepasiruošusi antrajam pasauliniam karui, nors iš esmės jį ir sukėlė kartu su Hitleriu. Ir tie vadovėliai yra tokie visiškai šabloniški. Tai į mūsų mokyklose vasario 16, kovo 11 ir visos kitos mums įsimintinos dienos vis dar yra, kaip pasakyti, švenčiamos kaip liūdnai, per prievartą, privarant mokinius ten kažkur, klausant kažkokių tai giesmių, kas nebėra aktualu, man atrodo, jaunimui. Jaunimui reikia švęsti, ta prasme viskas, pasibaigė kova, dabar mes švenčiame savo valstybę ir per tą šventimą mes parodome, kad ją mylime. Tai man atrodo, kada švietimo sistema mūsų pradės keistis, tai mes pasidarysim daug atsparesni bet kokiai propagandai ir iš esmės tai yra pats svarbiausias ginklas. Nuo čia prasideda gynyba, pirmoji gynybos linija, švietimas. Iš tikrųjų labai teisingas pastebėjimas, bet dėl pilietinio ugdymo, pilietiškumo ugdymo, tai turiu pasakyti, kad žinoma, diskutuoti, gal ir per daug jau mes esame diskutavę, bet eilinį kartą mes vėl rinksimės ir bandysime šią temą vėl kelti parlamento lygmenyje, tai lapkričio 17 dieną mes norėsime išgirsti, kas yra daroma švietimo ir mokslo ministerijoje, ką mąsto iš tikrųjų ir ką planuoja daryti, nes problemų yra labai daug. Ir patį taip pat pakviesime ten sudalyvauti. Kadangi mūsų laikas jau, žinokite, nenuvaldomai bėga, mes jau diskutuojame į 2 valandas. Tai sutarkime taip. Aš girdėjau, kad norinčių yra dar 2 valandas čia. Ar visi tokie taip nusiteikę? Dar 2 valandas? Ar tikrai taip? Nu taip nelabai. Tai aš dar porą klausimų. Prašau, va čia yra eilutė įsirikiavusi, jeigu jūs norite paklausti, tai sutarėm dar 2 klausimai, o vėliau pabaigus mūsų šitą diskusiją, aš norėsime prašyti apibendrinimo ir bus dar galima neformaliai prieiti ir pasišnekėti. Tai prašau. Bet konkrečiai tiesiog klauskit ir... Labas vakaras, esu Lukas, esu politikos mokslų studentas, taip pat Lietuvos kariuomenės atsargos karys. Tad sekantis klausimas mano būtų labai aiškus ir konkretus. Tai būtų, turbūt visi sutiksime, kad Putinas ir Rusija Ukrainoje nesustos ir kad toliau seks agresija. Tačiau mano klausimas būtų, ar tiesa, jūsų manimų, turbūt klausimas būtų Dovydui, kad agresija, ta tokia tikra karinė agresija, sekančios jūs Baltijos šalis. Jeigu jūs sutinkat, tai kuri iš Baltijos šalių bus pirmoji, kuri prajaus tą tikrą rojos skonį. Ačiū. Man atrodo, dėja, aš negalėsiu atsakyti tiksliai, nes aš nežinau, dar neprisikasiu prie šitų dokumentų, kur yra Kremliaus planas. Aš nebijoju, kad Putinas
kaip aš pasakė, nežinau, iš politikų labai teisingai, Putinas sustos ten, kur mes jį sustabdysim. Tai aš nebejoju, kad Ukrainoje jisai tikrai nesustos ir man atrodo, kad aš savo akimis tai matęs esu tikras, kad tas karas tęsis dar tikrai ne 5, kaip mes prognozavome metus, bet daug ilgiau. Tai yra užprogramuotas konfliktas labai gilus ir jisai neįsispręs kažkokiam politiniam priemonėm. Aš nežinau, kuri Baltijos, ta prasme, ar tikrai Baltijos šalis bus kitas taikinys, nes aš manau, kad kitas taikinys bus Baltarusija ir tai yra pagrindinė priežastis, dėl ko Baltarusijoje dabar, kaip ir profesorius pastebėjo, prasideda kažkokie savęs ieškojimai, kažkokie bandymai atsiriboti nuo Rusijos, nes Baltarusijos ekonomika iš esmės yra priklausoma nuo Rusijos įmonių, tai jiems bereikia tenai tik tai įžengti. Ir tada bus sukurtas placdarmas Baltijos valstybė. Manau, kad mes būtume antras žingsnis po Ukrainos, tai tiksliau trečias žingsnis po Ukrainos, ir kuri Baltijos valstybė yra silpnoji grandis, tai man atrodo visi, kurie domisi šitas rytim, puikiai supranta, kad Baltijos valstybės yra per mažas darinys, kad jisai būtų kiekviena valstybė atskirai įmama. Ir jos būtų įmamos, kaip ir visais laikais būdavo, tiek per Antrą pasaulinį karą, visos vienu metu. Tai mūsų silpnoji vieta dėja yra Latvija. Ir aš nesenai lankiausi prieš keletą savaičių pietų Latvijoje, tai dėja aš tenai latviškai kalbančių žmonių išgirdau tik tai, nežinau, man sunku pasakyti 15%. Rusakalbių ten yra labai daug ir jie nėra Latvijos patriotai, jie yra, sakykime taip, aš mačiau tenai žmonių, kurie nešiojasi segę Georgijaus juosteles, tai turbūt nieko gero nežada. Ir man atrodo, kad Baltijos Donbasas šiuo metu yra Daugpilis, riepoja šitą liniją tokia. Ir dar vienas labai dalykas, jeigu galima, aš suprantu, kad laiko nebeturim, bet profesorius kalbėjo apie tai, kad apie vakarų sankcijas ir panašiai. Tai man atrodo, vieno dalyko mes visi kartais nesuprantam, kad mes ir esam tie vakarai, kurie esam už tą atsakingi, lygiai taip pat ir mes. Man, nežinau, aš turėjau tokią diskusiją grįždamas iš Ukrainos su vienu ukrainiečiu, man toksai netgi pyktis paėmė. Iš esmės, Ukraina, Baltarusija, sakykime, tai Baltijos valstybės, tai mes esam arti Rusijos, ar ne? Tai yra mūsų didžioji problema. Mes kaltinam Vokietiją, Didžiąją Britaniją, Prancūziją, kad jie nepadeda kažkaip spręsti šito konflikto. Bet atleiskit, ką mes, būdami patys prie šitos valstybės, prie Rusijos, ką mes patys padarėm dėl to, kad padėtume Ukrainai? Man yra juokinga, kai mums aiškina, kad mes negalim tenai siūsti savo instruktorių, nes tada Rusija aiškins, kad mes ruošiam teroristus kažkokius. Tai jie ir taip tai aiškina, tai koks, nesuprantu, koks tikslas yra sustoti. Siūskim tenai oficialiai nuo valstybės medikamentus, savo kažkokius instruktorius, inžinierius, žmonės, kurie gali padėti šitiem žmonėm kariauti tenai. Bet mes patys to nedarom. Ir mes nedarom turbūt viena iš tų priežasčių yra, kad mūsų gynybos biudžetas yra bet 0,8%. Aš, jeigu pirkčiau televizijoje, tai tą 0,8% paviršiau tokį pyp, kaip keiksmažodis, nes iš tikrųjų tai yra baisus skaičius. Tai mes nesusitvarkom su savo, sakykime taip, su savo gynyba, mes patys nepadedam šitai valstybei, bet mes kaltinam Vokietiją ir Prancūziją, kad jie nedaro to, nors gyveno daug toliau nuo Rusijos. Tai mes turėtume visi prisiminti, kad mes esam lygiai tokie patys NATO valstybės, NATO alijanso nariai, kaip Vokietija, Didžioji Britanija, ar Prancūzija, ar Amerika. Mes lygiai taip pat galim siūlyti sprendimus ir lygiai taip pat galime ruošti projektus ir lygiai taip pat galime padėti Ukrainai. Bet mes to nedarom. Tai tie vakarai, kurie yra, sakykime taip, atsakingi už tą situaciją, kad nepadedam, tai esame ir mes. Ir man atrodo, kad visų pirma čia yra kalti net ne politikai. Visų pirma, čia esam kalti mes. Dėl to, kad mes tos politikus išrenkam, mes norime, kad politikai diskutuotų apie tai, kas yra šeima, nes įsivaizduoju, jeigu politikai nuspręstų, taip ir bus, ar ne? Žiūrėjau, šeima yra tai, ką mes suprantam, bet mes norim, kad politikai apie tai diskutuotų. Mes nenorim, kad politikai diskutuotų apie gynybos biudžetą, apie mūsų valstybės saugumą. Tai kol mes šito nenorim, tol jie apie tai nediskutuoja. Kol jie apie tai nediskutuoja, tol mes negalim padėti Ukrainai. Kol mes negalim padėti Ukrainą, mes esam tie patys vakarai, kaip Vokietija ir Didžioji Britanija. Na ir paskutinis klausimas. Aš labai norėjau dar pridurti, Andriui, nesakyk, čiūčiut. Čia to pačiu kaip Vytautas buvo prieš tai klausęs, kaip ir bendrai, ką mes darome pagalbai Ukrainai. Lygiai taip pat ir tavo atsakymas toks, kodėl mes tokie pasyvūs. Manau, kad dauguma iš jūsų nežinot. Yra toks pat pavadinimas filmas Nematomas frontas, taip aš įvardinsiu ir dabar organizacijos, kelios tokios bendruomenės,
jos yra nematomas, bet jos dirba šiuo metu internete ir Lietuvoje jų yra labai nedaug. Tai yra žmonės, kurie sėdi kiauras dienas, sakysim, prie kompiuterio, internete, ieško blogos informacijos, ją naikina, viešina, sakysim, mūsų supratimų gerą informaciją. Mes ieškome žmonės, kurie piktybiškai atsiliepinėja apie Lietuvą, apie Ukrainą, kurie šlovina Rusiją. Stengiamės juos bendruomenėje visą užblokuoti, panaikinti, kad jų nebūtų. Be abejo, kaip slibinas vieną nukirtus galvą vėl atsiranda, bet tas darbas vyksta. Tylus, bet jisai vyksta. Ačiū, tai prašau. Kolonai yra teismai. Ką gerbiamas Vytautas Landsbergis 22 amžiuje parašė. Mūsų 5 kolona yra teismai. Labas vakaras, Andrius mano vardas. Aš norėjau atkreipti dėmesį į mūsų ginklus, kadangi mes net nesiginčiam, kad vyksta informacinis karas, o mūsų ginklai yra mūsų pačių žiniasklaida, medija. Tai pastaruoju metu pastebiu tokią tendenciją, kad labai sparčiai populiarėja antraštinė žiniasklaida, kai hiperbolizuojamas yra antraštė, o turinys netgi nei prilygsta, negalim tokios išvados padaryti į tai, ką sako straipsnio antraštė. Ir žmonės dažniausiai paskaitę tokias antraštės, jie po to labai atsargiai vertina visą žinias, nustoja tikėti žiniasklaidą plačiaja prasme. Teko man būti politinio rašymo paskaitoje, kurią vedė Romas Sadauskas, ir jisai pasakoja tokį dalyką, kad žurnalistai, kurie portaluose rašo, jie etatiniai, jie gauna tam tikrą honorarą, bet jeigu jie turi tam tikrą kiekį apsilankymų, tam tikrą kiekį komentarų, jų honoraras auga. Aš nežinau, tai tiesa, netiesa, bet tai savotiškai gaunasi toksai, kad dėl savo asmeninės naudos kartais galbūt žurnalistai atbukina mūsų pačių ginklus. Tai vadovai, norėjau paklausti, ar tai yra tiesa, ar tai netiesa. O jūs manat, kad ir aš atbukinu mūsų ginklus? Aš nesakau tą. Aš labai stebiuosi, kad Romas Sadauskas tai sakė, nes aš jį puikiai pažįstu, jis yra mano draugas, bet jisai pasakė netiesą, taip nėra. Nežinau, nebent kažkur kitur, kur aš galbūt nesusiduriu su tokiais portalais. Dėl antraštinės žiniasklaidos tai žinoma, bet čia yra galbūt net ne žurnalisto, o redaktorių visų pirma.